dar tiesa prieš užkūrimą vidinę dalį visą einu biškį pažiūrėsim, ką mes čia turim. Turim visą laiką va šitos mašinytės eina kaip ir 2 durelių, ar 3 kaip čia va, nu 2-3, žodžiu va. Bagažius kaip ir toks, durelės irgi va tokios, visą laiką eina kaip ir 2. Ir pats va kaip ir sėdėjimas, viskas tai labai patogus mašinoj. To čia šitą dalyką apžiūrėsimės. Nu va, dabar visas irgi va toks labai paprastas padarimas eina, visoje mašinytėje viskas. Labai lengvai pavarus junginėjasi irgi. Kas čia va, aha, sėdynės va irgi sėdynių atlinkimas eina atgal sėdant va, labai lengvai va, netgi va vienu pirštuku, opa, ir visa sėdynė va kaip ir nuvažiuoja. Atsisėdimas va labai fainas, viskas ten, nu purvinais batais čia gal nelysim per daug, bet tos vietos gan palyginus, nu galės sėdint nėra taip jau labai, kad daug būtų, bet vis tiek palyginus nemažai tos vietos. Ir dabar ką mes čia turim taip, turim, sėdam į priekį. Taip, mano pačio kaip ir ūgis 1,83 m ir ką mes turim, ką mes galim. Aš kaip ir atsisėdau dabar va kaip ir priekį ir labai atsipūtęs va. Rankom kaip ir va čia nulenkta biškį sėdynė, netgi dar į priekį reikėtų pačią sėdynę. Sėdynė sukasi varatuvą, reguliavimas eina. Va, biskį pasisukom, stumdymas irgi labai lengvas eina va rankina čia va apačioj, o biskį tik pakėliai ir labai lengvas iš viso, lengvutėlis stumdymas. Tai va, atsisėdimas labai smagus mašinoj, viskas gan po ranką padaryta labai fainiai. Čia va labai va tie va permetimai visi labai normalūs, šičia irgi va labai lengvai reguliuosi, karštas, šaltas, visas tas dalykas. Varikliuko yra 3 padėtys, nu paskui čia davėsim iki to. Taip, toliau, ką mes čia turim tokio, kas įdomiai padaryta, įdomiai nėra pačio temperatūros, kaip sakant, daviklio pačio šitoj va mašinoj. Tai tas daiktas yra kaip ir lemputės va čia va kampe lemputė va, perkeitimo yra, užsidega. Taip, dabar. Jeigu perkaista, bet čia toks variantas, jau reikia visai be aušinimo skysčio važiuoti ir panašiai. Va, oro padušką turim, durys visa kita irgi va, labai gan, labai fainiai darinės, jokio stebuklo. Langai viskas irgi va, irgi labai lengvai va sukinės, nereikia per daug nei mučytis, nei nieko. Labai fainiai atsidaro, uždarimas irgi va lygiai tas pats, nieko stebuklo nėra čia. Dabar va, kas liečia veidrodukus, turim čia dabar paprastus veidrodukus, padarimas irgi va, kai 3 kapeikos, visas veiksmas, kai sakant, eina vos netiesioginis pagalys ten visam tam dalyke ir beveik tiesiai padaryta va kamputį. Tai va. Čia, kad kažkur kažkas sugestų, tai čia labai tolimas variantas, kaip sakant, labai sunku, sudėtinga. Taip, ką daugiau čia viduj turim lempą pačią švietimo, nu, dar klema neuždėta, tai paskui pažiūrėsim. Ką toliau einam gal ties bagažinę, pasižiūrim, ką mes turim. Ties bagažinę. Ir. Bagažinės, va tas visas veiksmas, atsikelia šita va suolo sėdynė atsikelia, pasidaro grinai, kaip sakant, stalčiaus formą tą pasidaro. Dabar dar va, ką mes turim šičia, yra komplektacija. Retas toks variantas, kažkuriam tai modelį eina. Sičiantose va, ten va tas trikampis, kur yra, ir čia va dvi tos tokios knopkytės, va čia va darosi dar atidaromi langai pasidaro, yra galimybė. Činkenčento modeliuose tai vos ne visuose eina tas dalykas, o čia kažkaip va, nors ir naujesnė atrodo mašina, bet biški rečiau. Dabar va tiesa va dar, pats sėdėjimas irgi va, sėdžiu kaip ir, 1,83 m ūgis ir ką mes čia turim va. Turim va virš maždaug. Va, ranka kaip ir netelpa, taip va jau jeigu stačiai kuloko, tai va čia va grinai va. Va toks va. Nu vienu žodžiu pilnai užtenka čia tos visos vietos. Taip, ką čia dar tokio, kas neįprasta yra. Nėra vairo stiprintuvo mašinoj, bet labai lengvai sukasi vairas. Jokių ten stebuklų nėra. Nu ir ką bandysim dabar ties galu ten. Ties galu einam.
Eisim sėdynę, kaip ir atsimesim sėdynę. Čia va dar įdomiai taip savotiškai eina. Nėra bardačioko, bet savaime aišku automatiškai gaunasi taip, kad nėra kam važiuojant, nėra jokių nei cypimų, nei barškėjimų, nei tarškėjimų, nieko, absoliučiai. Mašina tykia, be jokių šumų važiuoja. Taip, dabar einam. Einam kaip ir į galą einam. Biskį atsitrauksim sėdynę. Lygiai taip pačiai ir šitą kaip ir. Va, važiuoja, tai labai, va, tik čiut paėmėm ir viskas. Все, važiuojam biskelį į priekį. Atsimėsim sėdynę va šitą, kad būtų galima padaryti ant stalčių tą visą ir bus matyti, va kiek čia tos vietos, kiek viską, va, panašiai. Taip, einam. Gale dabar turim kaip ir dangtį. Labai didelis pliusas, kaip ir daugumoj mašinų, yra, kad ant pačio dangčio nėra jokios nei vienos lempos. Nėra trankymo, nėra nieko. Ir paprasčiausiai netgi, kad ir kiek bedarinėsi, nenusidaužo tas viskas. Spynelė viskas, aišku, čia tokia mašina kaip ir baisiai reikalinga, bet raktas eina su čipsu. Čipsinis raktas ten. Taip, toliau. Ką čia toliau mes turim? Tokio labai ypatingo, irgi, va čia viskas labai paprastai, uždarimai irgi čia kabini, kontaktai eina kaip irgi, kaip sakant, ne vieno tik tokioje mašinui, bet gan viskas labai protingai veikia. Kad ir 98 metų gamybos mašinytė, 83 000 prabėgas jos, tai šitie visi kontaktukai, tai jokių problemų. Aišku, atbulinio irgi kaip daugumos mašinų, šitas dalykas viena lempa tik tai yra, tai kaip ir biški mažoka, kaip sakant, dar čia va, iš gamyklos pagal viską yra tamsyti tie stiklai, šitas dalykas va, irgi šitą va plėvelį. Tai yra kaip yra. Taip, toliau ką mes turim. Aha. Ką, einam darytis tą visą reikalą, kad čia mums nusiversų tą sėdynę. Einam. Einam čia va lygiai taip pačiai, pavažiuojam į priekį, pasidarome šitą visą vietą, kas mums reikalinga. Va, tik, ką, va, čia kažkur tai yra, va, verčiasi sėdynė. Šičia va labai patogiai, benzino bakas kaip eina, va čia va šitoj vietoj va, šitą nuėmus grinai siurblys, va, galima įsitraukti siurblį, jeigu reikalinga, viskas ten labai fainiai padaryta irgi. Ką, ir dabar važiuojam, kaip sakant, vieną pusę, einam antrą atsikabysim ir jinai kaip ir krenta čia į priekį. Ir turėsim viso to bendro ploto. Važiuot, kiek čia mes turėsim. Va, kam reikia susidėti ką, tai labai, kai tokioje mažoje mašinoje, tai palyginus labai gan patogiai padaryta yra viskas. Biškį neklauso truputėlį čia mūsų, bet nieko tokio. Va, dabar važiuojam kaip ir atgal. Su sėdynėm, su viskom. Va. Atverčiam sėdynę. Ir atsistumėm. Va. Atvažiavom. Anos gal ten nieko nestumsim, pasižiūrėsim bendratą. Va. Ir dabar ką mes čia turim? Čia va nusiema labai lengvai va šitas va įsikinko, kaip sakant, mūsų reikaliukas. Ir aišku, jisai vienu žodžiu irgi čia va nusiseka. Irgi va labai lengvai viršui plasmasiukai tik tai va nusikinko ir nusiema. Mes jo neimsim, tegu būnam į galą čia. Tai dabar žiūrim toliau. Kiek mes čia turim tos erdvės dabar turim? Tuoj.